Ar statant naują pastatą ar perkeliant, labai svarbu parinkti jam tinkamą vietą. Muziejuje trobesių išdėstymą atkuriam pagal tikrus pavyzdžius, analogus, nes tradicinėje statyboje viskas turi savo tvarką, pagrindimą ir dėsningumus. Mūsų šios dienos uždavinys yra iš šitų natūralių lauko akmenų ir smėlio padaryti plautinius pamatus šitam atvežtam svirniukui, nenaudojant jokio betono. Taip, kaip buvo daroma šimtus metų. O šitam svirniukui tai darysim ne ištisinį pamatą, o tik tais tose vietose, kur turi stovėti kertiniai akmenys. Iškasim tokią duobę. Kasimo gylis visą laiką priklauso nuo to, koks yra gruntas po apačia. Jeigu yra lengvi gruntai, smėlis, sakykime, tokie žvyrai pralaidus, tai to gylio reikia mažiau. Jeigu yra gruntai tokie kietesni, molis, sakykime, kuris ar ten drėgmės nepraleidžia, užlaiko viršui, tai tuomet reikia pamatą daryti jau trupučiuką gilesnį. Lietuvoje tas yra tokia, šiai dienai pagal šaltumą yra laikoma, kad reikia 1,20 m gylį įsikasti. Anksčiau žmonės tiek nekasdavo iš tikrųjų to pamato, tai būdavo tokia apie 70 cm gylis taip Lietuvoje. O dabar žiemos, kai yra šiltesnis, tai iš tikrųjų taip praktiškai žiūrint tas pamatas gali ir aukščiau pakiltų įšalų, tokių didelių nebūna. Būdavo dar pamatai, kurie būdavo vien tik tais akmuo padedamas ant žemės paviršiaus ar šiek tiek įkasama. Šitie tokio tipo pamatai, jie turi problemų, kadangi pavasarį žemė labai ištešta einant pašalai. Ir šitas akmuo padėtas po kampu, kai ant jo viršaus yra uždedama 10 tonų svorio, jis tiesiog iš tikrųjų pradeda smegti ir tada būna, kad pamatai susmenga. O apie pamatų susmigimą, kai atvažiuojant pas klientą, tai pusė atveju būna ne pamatai susmukę, o tiesiog aplinkui užaugęs dirvožemis. O žmonėm atrodo, kad tai jau yra pamatai blogi. Na tai už šiūpelių ir einam kast pamatų. Darome senovinius plautinius pamatus, kuriems nėra naudojamas rišamoji medžiaga, kaip kokios cementas ar kalkės. Naudojam vien tik tais akmenis ir smėlį ir vanduo. 3 medžiagos, kur yra iškasama duobė ir į tą pasiekiamas tvirtas pagrindas, dedami akmenis ir akmenis kartu plaunami su smėliu, kad smėlis užpildytų visus tarpelius ir akmuo svarbu, kad dėtųsi akmuo ant akmens, kad nebūtų smėlio tos tarpinės, o smėliukas, kad subėgtų tik tais į jų tarpus. Taip kylam iki viršaus ir šitokio tipo pamatas jisai nebeturi sėdimo. Ir svirnas pastatytas ant tokių akmenų, jisai tiesiog neprasmegs į žemę. Kai akmuo guli ant akmens, tarpai priplauti smėlio, jisai atlaiko ir mažus sujudėjimus, tas smėliukas vėl jisai persiskirsto į tas kitas vietas, jeigu, sakykime, tai būtų užpilta betonu, betonas be armatūros, jisai labai prastai veikia ir jeigu tik tais sujuda, tai gaunasi pamato skilimai, gaunasi betone plyšiai, tada ten papuola į tuos plyšius vanduo pribėga ir tada prasideda tų betoninių pamatų ardymas, plėtimai, o su liaudiškais pamatais, plautiniais pamatais to nebūna. Plautiniai pamatai labiausiai tinka mediniams pastatams, kadangi medienai nereikia ištisinio, kad būtų pamato, užtenka tik tais kampuose padaryti tvirtos atramos, na ir
dar į tarpus kas 3 metrai paremti, o likusi dalis iš pat pradžių būdavo nieko neužpildoma. Būdavo laisva erdvė ir tiesiog gerai vėdindavosi pogrindis. Tik vėliau žmonės norėdami šilumos tą vietą pradėdavo pridengti lentomis, po to lapais užkasama. Po to tiesiog tą tarpiuką pristatydavo akmenų ir taip atrodydavo, kad tai yra tas toksai ištisinis pamatas. Paskutiniu metu šitie liaudiški pamatai jie yra visai nuvertinti kaip tokie, kaip netinkami ir kad tiesiog juos reikia perdarinti. O iš tikrųjų tai yra ne taip. Gerai padaryti, plautiniai pamatai, jie stovėjo daugybę metų, atlaikė daugybę pastatų, tiek medinių, tiek mūrinių ir tie pastatai stovi. Turint tvirtas atramas pastato kampuose ir ties sienų rišimo mazgais, jau galima dėti pamatinį sienojų. Namo ar svirno statyboje pamatinio vainiko padėjimas buvo pažymimas apeigomis ir šventimu. 2023 metais Liepos mėnesį tegu kiaulė neša sėkmę, gerovę ir turtus. Kiaulės griaučius radom ardydami svirną. Tai linkiu tiem pamatam nesukrypt ir nesusmukt. Ir kad po 50 metų atvažiavus nereikėtų kilnot, kaišiot akmenukais, kad ta kiaulė laikytų šitą pastatą, jeigu ką, ant savo kupros.